gerbėmieji žiūrovai. Tikrai buvau įsitikinusi, kad ši laida bus linksma. Pagrindo ta mūsų politinė erdvė suteikia daugiau negu pakankamai. Vien tik Seimas kiek pokštų prikrėtė. O kur dar vyriausybė? O kur dar savivalda? Nežinau, kas čia mūsų valdžiai atsitiko, bet panašu, kad labiausiai apsijuokėme, norėdami pasipuikuoti užsienyje. Ir pasirodėme kaip visiški provincialai. Pradedant užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio aprangos kodu, nudrengtų treningų pas Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, baigiant arogantišką konservatorių partijos senbuvių panegiriką po viename įtakingiausių leidinių Financial Times pasirodžiusių straipsnių apie Lietuvą. Esą matot, kokius pasaulio lyderius konservatorių partija užsiaugino. Turima galvoje straipsniuose kalbinamus Gabrielių Landsbergį ir premjerę Ingridą Šimonytę. Net įtakingiausias leidinys nori juos nuolat kalbinti. Tai bent įtaka pasaulio politikai. Pridurti, kad tie straipsniai apmokėti iš mokesčių mokėtojų kišenės žinoma nereikia. Argi tokia smulkmena gali sumažinti pasaulinio masto politinių žaidėjų svarbą? Žinoma, ne. Už mokesčių mokėtojų pinigus gražiai pasirodyti pasauliui, bet jau iš drono darytose nuotraukose nusprendė ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Įsiamžino jis tikrai, kaip brangiausios ir skandalingiausios kalėdinės eglės statytojas. Šis gudragalvis su savo cirko artistais iš savivaldybės irgi nusprendė, kad žmonės žiopliai ir nepastebės, kad 230 000 kainavusios eglutės dekorui panaudotos senos tik apverstos kalėdinės miesto dekoracijos. Ir tenautai, kaip žinodami, lygino šią eglutę ir su apverstomis sovietinėmis liustromis ir su Kremliaus bokštais. Beje, besijuokdami nepamirškite paspausti patiktukų. Tai padės šią laidą pamatyti didesniam žiūrovų ratui. O užsiprenumeruoti laidą galima labai paprastai. Spūstelėkite ekrano apačioje esančią nuorodą. Ačiū. Taigi, pusę šios savaitės juokiausi ir aš. Tačiau, kai gavau naują Igničio sutartį, mano linksmybės baigėsi. Tikriausiai kaip ir daugelio iš jūsų. Toliau linksminosi tik elektros marodieriai. Štai kaip atrodo šventiškai gražiai tas atsiųstas laiškelis. Mielas klientė, kreipėsi į mane Ignitis. Galvoju, gražus kalėdiškas laiškutis. Gal pagaliau ir man Ignitis ką gero pasakys. Juk regis elektros rinkos po truputį stabilizuojasi, kainos kiek pakrito. Kur tau? Tais dviem gražiais žodžiais, mielas klientė, visas kalėdinis stebuklas ir baigėsi. O toliau prasidėjo reikalavimai. Pirmasis skamba taip. Iki gruodžio 30 jums reikia pasirinkti kitą planą. Kodėl? Juk aš ką tik pasirinkau. Pasirinkau jūs, mielas Igniti. Kaip matote, planas dar ir 36 mėnesiams, o kainos įspūdingos. Beje, dar mane Ignitis perspėja, kad tai tikriausiai nebus galutinis jūsų tarifas. O toliau dar gražiau. Štai čia prasideda jau tikras arogantiškas sakinukas. Jeigu nieko nedarysite, mokėsite brangiau. Kaip atrodo tas brangiau? 0,64 eurocentai už kilovatvalandę. Išvydusi tokias kainas iš pykčio jau aš nieko nebematau. Tik staiga, pačioje laiško apačioje, netikėtas priedas. Savo šantažui įtvirtinti valstybės vardu įdeda dar ir premjerės Ingridos Šimonytės video iš vyriausybės. Labai lėtas ekonomikos, bet vis dar augimas prognozuojamas 2023 metams, kuris žinoma yra gana nemalonus pokytis. Žavus laiškutis. Gavote tokį? Trykštantis arogancija, visiškų nesiskaitimų, tokių ir ką jūs mums. Juk reikia Kreiviui ir visai jo kompanijai dar labiau pagerinti elektros sektoriaus pelningumą bei asmeninių akcijų nuvalstybintose įmonėse vertę. Įdomu, kokio procentinio pelningumo šiais ir kitais metais pasieks tokių energetinių akcijyčių turinti UAB Katus, kurie Kreivys turi 40% akcijų. Pernai skaičiai buvo įspūdingi. Grynasis Katus pelningumas siekia 96% ir per 1 600 000 eurų grynojo pelno. Bet negi gaila, kad toks sąžiningas ir svarbiausia teisingos politinės orientacijos ministras Dainius Kreivys taps dar truputį turtingesnis. Ir kas, kad jis niekaip nesugeba sumažinti elektros kainų. Kaip matome, tam yra labai svarbių asmeninių verslo priežasčių.
ir deklaruoti savo privačių ir viešų interesų. Kam skubėti? Dividendai dar neišmokėti. Bet svarbiausia, premjerė juo pasitikė. Na, jei po Perlo skandalo Kreivys pasitikėjimo neprarado, tai ko dabar čia karščiuotis? Nepatinka toks ministras. Na, bet tai mūsų pačių bėdos. Juk, kaip sakė Ingrida Šimonytė, nepatinka šita valdžia, po 4 metų išsirinksit kitus. Po 4 metų gal ir išsirinksim. Tik įdomu, kiek metų prireiks, kad būtų nupurtytos visos prie energetinio ūkio prisisiurbusios dėlės. Šiuo klausimu tikėtis proveržio ir vyriausybės mažiausiai naivu. Net ir viešai deklaruojami skaidrumo standartai čia taikomi pagal rangą. Štai pavyzdžiui, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo premjerė iškart pareikalavo atsistatydinimo. Tačiau mūrų stojo ir už energetikos ministrą Dainių Kreivį ir už finansų viceministrą Gediminą Norkūną, kuris finansų ministerijoje tiesiogiai kuruoja Ignitis grupę, o už jos ribų tiesiogiai gauna Igničio dividendus. Kol valdžia mums į akis juokiasi, pasijuokime ir mes. Pasijuokime iš dabar jau buvusio konservatoriaus Seimo nario Mykolo Majausko istorijos. Na tikrai, nesijuoksime iš tos linksmosios šios istorijos dalies apie tai, kaip iš Seimo narės Agnės Širinskienės kažkas nugvelbė surinktus parašus. Parašai atsirado. Tad Seime bus įregistruotas nutarimo projektas, galintis padėti Mykolui Majauskui išsaugoti finansų ir biudžeto komiteto pirmininko postą. Kur kas įdomesnė kita šios istorijos dalis. Kas bus, jeigu konservatorių nemalonėn patekęs komiteto pirmininkas postą išsaugos? O tokių šansų tikrai daug. Nes už jo pasiūlytą PVM lengvatą balsavo ir koalicijos partneriai. Keista būtų, jeigu balsuojant dėl pasitikėjimo Majausku, laisviečiai ir liberalai nuo jo nusisuktų. Tad likusią Seimo kadencijos dalį konservatorių vyriausybei gali tekti praleisti vaizdžiai tariant su akmeniu po kaklu. Ir tikrai nenustebčiau, kad vienas iš klausimų būtų Lietuvos energetinis ūkis. Būtent Mykolas Majauskas jau anksčiau reiškė susirūpinimą ir abejones ne tik dėl to, kad Ignitis grupės įmonių vadovams suteikiama teisė gauti valstybės valdomų įmonės akcijų. Jis abejojo ir visos grupės įmonių atvirumo ir skaidrumo politiką. Tad dabar, pašalintas iš partijos, bet išsaugojęs pirmininko postą Seimo biudžeto ir finansų komitete, Majauskas galėtų tapti kur kas didesnė problema buvusiam partiečių energetikos ministrui Dainiui Kreiviui ir visiems jo energetiniams kompanionams. Na, o kol kas nors, ką nors ištirs, Lietuva smaugiama aukščiausio Europoje elektros kainų grožėsis, kaip valstybės valdoma Ignitis grupė vienu iš pirmąjį šių metų pusmetį išsimokės daugiau nei 45 milijonus eurų dividendų. Taip sakant, kas kaip moka, tas už tiek ir linksminasi. Kas už 230 000 senom dekoracijom kalėdų eglutę papuošia, kas už 60 000 straipsnių užsienio spaudoje apie save nusiperka, o kas vis randa pasiteisinimą, kodėl niekaip nesugeba elektros Lietuvoje atpiginti. Tokia 2 standartų Lietuva. Netaip seniai pamenate, mūsų šalies vadovai labai piktinosi, kai kurių senųjų Europos valstybių lyderiai bandė įteisinti 2 greičių Europą. Gal kada nors jie pradės piktintis ir 2 standartų Lietuvą. Tačiau tokiam piktinimuisi reikia ir politinės valios, ir drąsos. Reikia lyderystės. Valdantieji konservatoriai akivaizdžiai jos neturi. Todėl ir jų pirmininkas Gabrielius Landsbergis panašu rengiasi savo karjerą ne Lietuvoje tęsti. Spėju, tam ir straipsniai Financial Times reikalingi. Matyt, suprato, žmogus postą paveldėti gali, o štai lyderystės niekaip. Na, o kur dar pavardė? Su tokia pranašu Lietuvoje tikrai nebus. Panašu, Ingrida Šimonytė pagaliau tapusi konservatorių partijos nare, pasirengusi tapti ir partijos pirmininkė. Konservatoriams tai tikrai visai geras variantas. Tačiau kaip ir su Gabrieliumi Landsbergiu, čia dvelkia tam tikrų dirbtinumu. Tik po daugelio metų akivaizdžiai liberalių pažiūrų politikė pagaliau prisiverčia tapti konservatorė, kuriai dar tektų viešai atstovauti ir krikščioniškai frontą. Na, bet gal nuo tokios fariziejiškos lemties jie apsaugotų NATO generalinio sekretoriaus postas. Beje, apie tokią galimybę paskelbė tas pats Financial Times. Reikia įtarti, kad ne už Investuok Lietuva nupirktame straipsnėje.
Pati Ingrida Šimonytė perspektyvos tapti svarbiausio pasaulyje gynybinio alijanso vadove nekomentuoja. Užtat komentuoja prezidentas Gitanas Nausėda. Pasiuntęs premjerą pirmą susitvarkyti su biudžetu, kaip ta pelenė, perinkti grūdus, pareiškė, kad jos kandidatūrą paremtų. Ir kodėlgi neparėmus? Čia Lietuvoje su Šimonytė kaip konservatorių lyderė jam visada bus sunku. O štai jai išvykus ne ką konservatoriai ir teturi. Tiesa, antrai kadencijai besirengiančiam Gitanui Nausėdai, žinoma, aktualiau būtų kur nors toliau išsiųsti teisininką Igną Vėgėlę. Konkurencija būtų mažesnė. Nors kiek tos politinės konkurencijos Lietuvoje? Pažiūrėkime, kad ir į Seimą. Valdantieji tiesiog pilte pila vandenį ant opozicijos malūno. Tačiau pastarasis kaip nesisuka, taip ir nesisuka. Atrodo, opozicija vis dar įstrigusi pandeminėme lockdowne. Tad pilk nepilęs jokios naudos, tik juokas pro ašaras. Ačiū visiems uždėmesi. Jeigu laida patiko, paspauskite patiktuką ir užsiprenumeruokite. Mūsų bus daugiau. Ir mes pasimatysime netrukus. Iki malonaus.